Accounts payable, how may I help you? I'd like to open an account. Name on the account? John Wick. John Wick sugrįžo, bet ar dėrėjo? Juk tęsiniai tai itin klastingas dalykas, kurie privalo ne tik patenkinti tuos, kam patiko pirmoji dalis, bet ir atverti naują puslapį, kažkuo nustebinti. Todėl dažnai atsitinka taip, kad tęsiniai be gėdos kopijuoja originalą arba visiškai atsitraukia nuo to, ką jau pamėgo gerbėjai. Režisierius Chad Stahelski, kuris su aktoriumi Keanu Reeves dirbo Matricos kūrimo laikais, iš tiesų sugebėjo ne tik pakartoti debiuto pasisekimą, bet ir pateikti naujų siužeto elementų, kurie idealiai įsiliejo į antrą dalį. Siužeto formulė paprasta. Tai keršto istorija ir ši filmų serija sužavi ne kiek savo emociniu pagrindu, kiek sukonstruotų pasauliu. Mus lyg pakviečia žengti į kriminalinio pasaulio užkulisius, pamatyti samdomų žudikų infrastruktūrą iš vidaus. Pasakojimas tęsiasi ne po metų ar dviejų, o iškart po pirmosios dalies ir tai, kas verčia Johną imtis veiksmų, neatrodo lyg pigus pretekstas, norint gauti daugiau pinigų pateikus tęsinį. Aš nesiruošiu pasakoti apie tikslias priežastis, dėl kurių veikėjas atlieka kontrolinį šūvį, tačiau jos logiškos ir juk personažas ne šiaip sau sugrįžta, o paprasčiausiai tęsia neužbaigtą reikalą. Šis filmas iš tiesų jaučiasi lyg pasroviui tekantis tęsinys. John Wick tai atskiras pasaulis pasižymintis ryškiu stiliumi ir savo taisyklėmis, o antra dalis sėkmingai plėtoja temą apie samdomųjų žudikų pasaulį. Visa tai šauniai realizuota ir atrodo, kad būtent dabar kūrėjų galimybės yra neribotos, kuomet kalbame apie frančizės ateitį. Žinoma, pagrindinė žvaigždė šiame šou yra dinamiškas veiksmas, kuris yra ne tik žiaurus, bet ir išradingas. Taip pat stebina tuo, kokį svarbų vaidmenį atlieka lokacijos. Daugeliuose filmuose su įžymiais aktoriais režisieriai neriasi iš kailio, kad paslėpti kaskadininkų įsikišimo faktą. Todėl scenos būna taip skaudžiai sukarpytos, kad ne visada ir suprasi, kas būtent atsitiko. Filmuose su Keanu Reevesu ir Tomu Cruisu galime pasigrožėti sklandžiomis scenomis, kadangi šie ir kai kurie kiti aktoriai iš tiesų gerbė savo amatą ir rūpinasi finalinio produkto kokybę. Man labai patinka, kai geruose filmuose skamba šauni muzika, sustiprinanti scenų efektyvumą ir šiuo atveju tai ne šiaip sau foninės kompozicijos, bet realūs scenos objektai, tai yra veiksmas neretai vyksta vietose, kur skamba gyva muzika. Na bent jau sudaromas toks įspūdis ir tai tiesiog nepakartojama. John Wick 2 tai yra tęsinys, kuris sugebėjo. Todėl raginu visus neiti į šitą š, o pasimėgauti meistriškai atliktų veiksmo filmų ir suteikti kūrėjams galimybę užbaigti trilogiją apie išrinktąjį žudiką. Svarbiausia, dalinkite šią apžvalgą, prenumeruokite ir spauskite like ir tada neteks ieškoti baubo po lovą. Taipogi man įdomu, ką jūs manote apie šį filmą, todėl rašykite komentarus po video, mane visada domina jūsų nuomonė. Na, o su jumis buvau aš, Valentinas, ačiū, kad žiūrėjote, iki greito.